Na tai ką, vėlgi sveiki visi ir šiandien tema apie moteris. Man labai patinka kalbėti apie moteris iš tikrųjų. Labai patinka kalbėti, iš tikrųjų moteriška tema man jinai yra viena iš įdomiausių, nes moteris, kaip aš sakau, yra dovana, gyvenimo dovana arba Dievo dešinioji ranka, galima sakyti taip. Tai sakoma, jeigu moterimi gimėjai, tai vadinasi gyvenime labai pasisekė. Tai tik tai ne kiekviena moteris tą savo galę vadinamą suvokia. Tai ateina tam laikas, aišku, kada jinai pradeda suprasti, kad moteriškumas yra viena iš esmės didžiausių dovanų gyvenime. Moters apskritai tokia savybė yra išmokti gebėti džiaugtis gyvenimu. Tai vienas iš tokių didžiausių, galbūt, sakykime, pamokų yra moters. Ir kada moteris yra būtent tame moteriškume, tada viskas plaukia savaime, tiesiog teka savaime, sakoma taip. Per moterį ateina nauja gyvybė į žemę. Tai ne veltui yra moteriai suteikta tokia galimybė atnešti naują gyvybę. Žinoma, tam irgi reikalingas ir vyras, bet moteris yra stiprioji lytis. Nors, iš esmės, sakoma, moteris yra silpnoji lytis, bet moteris yra stiprioji lytis, kadangi jie geba ne tik, kaip čia pasakyti, pereiti su sunkumus, pereiti įvairias būsenas ir panašiai, tai moteris vidumi yra stipri, vidinė energija moters yra stipri. Ir kada kalbama yra apie apskritai vyrišką ir moterišką energiją, tai moteriška energija jinai yra labai galinga energija, nes per moterį kalba, sako, vadinkime taip, kūrėjas, dievas ar kažkaip tai kitaip, kaip pavadinsi, jeigu moteris savyje atveria būtent šiuos gebėjimus, priima savyje moteriškąją pusę arba suvokia, kas yra moteriškumas ir panašiai, tuomet moteriai pradeda skleistis nuostabūs dalykai. Todėl aš šiandien šiek tiek pakalbėsiu apie tam tikras peripetijas, kuriuose kartais moteris į moterį žiūri, tarkime, ne tokiom gražiom akim arba ne tokiom mylinčiom gal akim ir panašiai. Ir kas tai galėtų įtakoti, tarkim. Ir kažkiek tai tokių abstrakčiai pašnekėsiu apie tai, nes turiu vieną tokią patirtį, kad tiesiogiai sakomi dalykai, jie ne visada yra veiksmingi. Tiesiogiai sakomi dalykai dažnu atveju jie yra kaip teorija. O tam, kad žmogui savaime ateitų suvokimas, tai dažniausiai man asmeniškai visada būdavo suteikiama galimybė pačiai suvokti. Ir kada suvokimas giluminis įvyksta, tada įvyksta giluminė transformacija, pokytis, nes žmogus buvo vedamas link suvokimo, bet suvokia jisai pats. Vadinasi, pats žmogus suvokia. Teorija jinai tik tai yra pasakojama, ne taip, kaip turėtų būti, o tiesiog, kad žmogus pajaustų širdimi, kas yra tai. Tai moteriškumas, jisai, vėlgi kalbėsiu apie tai, kad jis yra vienas iš svarbiausių dalykų gyvenime, kuomet žmogus savyje priima moteriškumą, įvyksta labai dideli rezultatai, nes moteris yra apskritai už džiaugsmą, už emociją, už energiją, kaip ir minėjau, moteris laimingi namai. Ir tai yra gamtos dalykas, gamta, tai yra gamta, motina žemė, kurioje mes ir gyvenam. Dėl to, gyvendami žemėje, mes mokomės priimti savo moteriškąją pusę, tiek vyrai, tiek moteris savyje eina per tą kelionę, kad priimti savo moteriškumą. Ir tas priėmimas moteriškumo
yra einama per kitas moteris, vadinasi. Kaip mes gebame į kitą moterį žiūrėti, kokiamis akimis mes gebame į kitas moteris žiūrėti. Tai tarkime, ar mes su meilė žiūrime, ar mes kažkokius tai jausmus jaučiame. Ir reikia nepamiršti, kad tai yra elementariai projekcija. Projekcija vadinasi, kas yra projekcija, tai kada mes į kitą žmogų žiūrime ir jisai fonuoja mums kažkokį tai galbūt sentimentą arba prisiminimą arba kažkokį dalyką, kuris yra įvykęs kažkada tai praeityje ir aš pateikiu pavyzdį. Na pavyzdžiui, pasąmoninis dalykas, pasąmonė, kaip jinai reaguoja. Tai kada mes žiūrime į kitą žmogų, ar jeigu tas žmogus yra kažkuom tai panašus į tai, ką jūs pažinojote kažkada, tai gali būti, kad jūs ir pajausite tam tikrus jausmus, nes jūsų pasąmonė, jūsų būtent akys gali būti užfiksavę tokį vaizdą, kaip tarkime reikėtų tokio žmogaus galbūt atokiau laikytis ir panašiai. Arba, tarkim, tiesiog elementariai, arba kažkokie tai pojūčiai sukyla. Ir tai nebūtinai yra susiję su tuo žmogumi, tai dažniausiai susiję yra su tuo, kad tiesiog praeityje kažką tai panašaus esate regėję. Tarkime, elementariai pavyzdys, kuomet pačiai teko patirti, atėjau tiesiog į naują darbą dirbti ir direktorė, jinai labai man panaši buvo į mano gerąją draugę, su kuria ilgą laiką labai bendravau ir visi sentimentai, visi tai yra prisiminimai buvo labai teigiami. Todėl man primindamas žmogus savo tiek manieromis, savo tiek veido, tarkime, kažkokiom tai išraiškom, automatiškai man sukelia teigiamus jausmus, vadinasi, aš tam žmogui tampu žiūrinti į jį teigiamai. Ir kada tu žiūri į žmogų teigiamai, savaime suprantama, ir santykis vyksta teigiamas, nes, tavo bendravimas jau yra nusiteikimas tavo teigiamas. Tai būna tokiu atveju, kada žmogus kažkodėl nori tą temą paliesti, kada su juo elgiasi teigiamai, jisai priima kaip kažkokią tai neigiamą dalyką. Ir iš kur tai ateina? Tai nes mūsų dėmesys, mūsų meilė, mūsų gebėjimas priimti kito žmogaus dėkingumą, kito žmogaus rūpinimąsi ar kito žmogaus kažkokius tam tikrus dalykus, tai yra vienas iš būdų, kad mes tiesiog vienas kitam leidžiame išsireikšti. Ir iš esmės didžioji dauguma žmonių tai ir dirbame su kitais, per kitus su savimi dirbame ir kitas žmogus irgi dažnu atveju per kitą žmogų dirba vėlgi su savimi, ar tai su vidiniais vaikais, sakykime, atkurti ryšį, ar tai su savo moteriškumu, arba su savyje esančia mamos funkcija. Tai tiesiog aš apie tas kalbu dabar taip kažkaip tai, bet aš gilinsiu tą temą apie būtent moteris, nuostabias moteris, kurios kaip gėlės, laukų gėlės yra visos iš esmės nuostabios. Dar kitą dalyką, ką noriu paminėti, yra tokių atvejų, kada bandoma moterį tyrinėti. Ir tyrinėjimas jisai kyla iš to, kad dažnu atveju žmogus tyrinėja tam, kad suprastų, kad galėtų galbūt kontroliuoti, valdyti ar dar kažkaip tai kitaip. Tai ateina iš kažkokios tai vidinės baimės. Kas domisi saviugda, greičiausiai supras ir patys suvoksite, būtent iš kur gimsta kontrolė, būdas kontroliuoti, noras kontroliuoti, ne? Tai kas po kontroliai apskritai yra. Tai iš esmės gyvenimiška pamoka kiekvieno iš mūsų, kad ir kiek mes ten bandytume bėgti ne nuo kažko tai kito, o kaip nuo savęs patys bėgame, tai mus vis dėlto grąžina į tą momentą, kada mes vėlgi einame per tą patį ir bandome priimti savyje moteriškąjį aspektą. Ir kaip ir praeitam video minėjau, tuomet jungiasi viduje vyriškoji pusė su moteriškąja pusė. Ir kada tos dvi sąjungos gražiai tarpusavyje sąveikauja, tada iš esmės vyksta gražus labai junginiai.
Dabar šiek tiek kalbėsiu tada apie moteriškąją ir vyriškąją pusės. Vadinasi, vyriškoji pusė susideda iš 3 dalių arba 3 kažkokių tai etapų. Taip pat yra ir moteriškoji pusė, moteris susideda vėlgi irgi iš 3 moteriškų etapų. Vadinasi, moteriškoji pusė yra vidinė mergaitė, tada moteris ir mama. Tada vyriškoji pusė vėlgi yra vidinis vaikas, vidinis berniukas, tada yra vidinis vyras ir vidinis tėvas. Tai vat šitos pagrindinės rolės jos tarpusavyje sąveikauja. Ir kada mes susitinkame su kitais žmonėmis, mes kažkuriuose tai rolėse komunikuojame. Tai gali būti mamos ir dukros komunikacija, tai gali būti moters ir moters komunikacija, tai gali būti vyro ir vidinio sūnaus komunikacija, arba vyro ir moters komunikacija, arba mamos ir sūnaus komunikacija ir panašiai. Ir kuo žmogus daugiau savyje priėmęs yra šių rolių, vadinasi, tarpusavyje jo nėra vidinio konflikto, tada žmogus patiria su išoriniu pasauliu vis daugiau ir įvairių komunikacijų. Ir tos rolės iš esmės ir yra tam, kad mes gebėtume jas priimti. Nutinka taip, kad tarkime moteris būna mamos rolėje tik tai. Nes, tarkime, maža mergaitė nenori būti. O maža mergaitė yra atsakinga, vidinė maža mergaitė yra atsakinga už gebėjimą džiaugtis smulkiais dalykais, paprastais dalykais, vėjavaikiškumas, maivymasis. Tai yra iš esmės vidinės mergaitės savybės. Kas šiuo metu turi mažų vaikų, arba turi mergaitę, arba turi berniuką, gali iš esmės atkreipti šiuos dalykus dėmesį, kaip elgiasi maža mergaitė. Ir tai yra pati geriausia praktika, kas būtent yra tėvų rolėje šiuo metu, augindami savo vaikus, atstatyti ryšį su savo vidinė mergaitė arba vidiniu berniuku. Tai yra tiesiog tam tikras ratas, vieni tai pradirba, galima sakyti, arba pradirba, galima sakyti, būtent su šiais momentais realybėje, o kiti, iš esmės, kurie neturi vaikų, eina per įsisąmoninimą, bet iš esmės mes vieni su kitais susitinkame būtent palei tas pagrindinės rolės. Dėl ko aš nelabai esu mėgėja kalbėti apie tuos egzistencinius dalykus arba ezoterinius dalykus, dėl to, kad ir kiek eitume toli arba norėtume toli nueiti, galų galiausiai mes grįžtame į tą patį momentą, į tą patį žemišką gyvenimą, kas vadinama šeima. Tai yra pagrindiniai dalykai. Toliau aš dabar kalbėsiu daugiau, aišku, šiandien apie moterišką liniją, apie apskritai, apie moters savybės ir apie moteris, kurios kartais, kai pasakai, kad kažkoks moteriškumas būtent yra apipavidalinamas taip, dažnu atveju žmogus priima labai asmeniškai, galvodamas, kad, jeigu netitinka kažkokių tai standartų, tai vadinasi, yra ne moteris arba vyras galvoja, kad yra ne vyras. Vieną savybę noriu tokią pasakyti, kad niekada nereikia niekam įrodinėti to, kas iš esmės mes esame. Tai čia yra vienas iš tokių pagrindinių momentų. Įrodinėjimai vėl jie kyla iš tam tikrų praeities etapų ir šiandien aš apie tai daug labai taip smarkiai nesigilinsiu. Bet norisi kalbėti apie tai, kad kam įrodinėti, kas ir taip yra aišku. Tarkim, jeigu yra moteris, ką moteriai įrodinėti, kad ji yra moteris? Savaime suprantama, kad yra matoma jos fiziologija, jos fiziniai tam tikri skirtumai nuo vyro, tarkime, vyro fiziologijos. Ir tai aiškiai yra matoma, kad, mes esame arba vyras, arba moteris. Arba vyras, arba moteris. Tai iš esmės šitas momentas yra pagrindinis ir kada žmonės persiorientuoja į savo pagrindinės tas roles, įvyksta labai, kaip čia pasakyti,
išnyksta tada susipainiojimai. Nes būna tokių momentų, kad žmonės susipainioja, tai kur čia kas čia yra ir apskritai galva ten susisuka. Vien dėl tų šitų pagrindinių dalykų, kad, kažkuriuose tai vietose pradedama painiotis, tai kurioje aš čia rolėje esu šiandien, ar kaip čia dabar yra. Tai labai aišku pravartu vis dėlto turėti tą loginį mąstymą, kas irgi yra svarbu, nes tai yra vyriškas aspektas. Ir tuo pat metu tiesiog atsipeikėti, kokioje aš rolėje esu, arba kuriam aš santykiai esu. Tai va, tai tada aš vėlgi kalbu dabar apie vidinę mergaitę, vidinę moterį ir vidinę mamą. Mamą. Tai va, tai vidinė mergaitė, kaip ir minėjau, ji suteikia galimybę moteriai būti vėjavaikiška, nerūpestinga, be atsakomybės, padūkusią, pokštaujančią, toliau besimaivančią, atkartojančią mamą, tarkime, arba kitas moteris, pamėgdžiojančią. Ir tai yra tie vidinės mergaitės savybės. Ir tam tikrais etapais, tam tikrose gyvenimiškose situacijose mes savo leidžiame pabūti mažomis mergaitėmis. Tai yra mažos mergaitės savybės. Džiaugtis smulkiais dalykais, emocionuoti, eiti ten, kur jai širdis norisi, tiesiog eiti ir daryti, smalsi gali būti, domisi gyvenimu, jai viskas yra įdomu. Tai čia yra maža mergaitė, kuri būtent žmogui suteikia šią funkciją. Dėl to tą ryšį atstatyti su savo vidinė mergaitė yra labai, labai svarbus dalykas. Kaip ir minėjau, mamos jos būna atstato savo ryšį su savo vidinė mergaitė per savo dukrą, su savo dukra bendraudama. Toliau, kas yra vidinė moteris? Vidinė moteris tai yra ne mama ir ne maža mergaitė. Vidinė moteris yra tada, kada ji yra gebanti kalbėti, turinti savo nuomonę, turinti savo vertybės, gebanti priimti sprendimus, pavyzdžiui, gebanti išsakyti savo kažkokią tai vieną ir kitą poziciją, gebanti pasirinkti. Ir iš esmės vidinė moteris tai jinai yra tiesiog, galima sakyti, tokia, nei jinai savanaudiška, nei jinai nesavanaudiška, jinai nei kažkam tai privalo kažką tai duoti, ji yra laisva, galima sakyti, suaugusi moteris, bet ne mama ir ne maža mergaitė. Toliau, kalbant apie mamos rolę, mamos rolė yra rūpestis, rūpinimasis. Mama, jinai dažniausiai rūpinasi, globoja. Ir tam tikrose vietose moteris būna mama. Mama jinai būna savo vaikams, nes mama ir vaikas tai yra dualumas kažkoks. Ir mama iš esmės šitoj vietoj su vaiku elgiasi kaip mama, rūpinasi, jį rengia, jį ten prižiūri, jį globoja, jam suteikia saugumo ir panašiai. Mamos funkcija yra mylėti besąlygiškai. Mama myli besąlygiškai. Vaikas nargliotas, jinai myli. Vaikas ten pelėdžiukas, jinai myli. Ir tai yra mamos besąlyginė meilė. Moteris meilė ir mamos meilė yra skirtumai. Moteris myli už kažką. Tarkime, kai moterį apdovanoja, jinai atsidėkoja. Bet mamos meilė yra mylėti besąlygiškai. Tai yra šios tokios skirtumai tarp šių rolių. Toliau, kada ta mamos rolė ji laviruoja, kada ateina ta mamos rolė. Mamos rolė iš esmės būna tokiu atveju, kad ypatingai vyrams yra šita tema kartais tokia, galima sakyti, jautresnė, nes vyras nenori būti mažas vaikas mamai. Ir kada ten vyras bando užaugti, ten taip toliau, tada jis ten pradeda tai mamai įrodinėti, kad jis yra vyras ir tada jisai atsisako mamos prieglobsčio, meilės ir panašiai. Arba kita yra pusė, kur vyras turi labai artimą ir stiprų ryšį su savo mama ir tada antroji pusė
būna taip, kad nueina į kažkokį tai kitą planą. Apie tai aš nelabai noriu šiandien gilinti ir daug paimti tokių temų, nes tai yra gan labai gilios ir plačios temos. Tai bus poreikis, aš tikrai pasidalinsiu apie šitas tokias, kaip aš sakau, tos santykius tarp vyro ir kitosios pusės, ne? Bet šiandien tiesiog šiek tiek apie tai, kad kodėl kartais įvyksta tie tokie negebėjimas arba nenoras priimti motinos meilės. Motinos, galima sakyti, meilės. Visada yra ten, kur yra maištas, kur bandymas įrodyti, tai yra paauglystės etapas. Ir mes kiekvienas tą paauglystės etapą praeiname ir kada ateina laikas, mes iš paauglystės etapo išaugame ir mes einame į suaugusio gyvenimą. Suaugusio gyvenimas, jisai yra trys pagrindinės savybės – vieta, laikas ir kiekis. Kada žmogus įgunda šią teoriją, vadinasi, savyje išgyvena šitą momentą ir jisai supranta apie vietą, laiką ir kiekį, tai įeina labai daug faktorių, tai tas pats, kas ir tos pačios rolės, tada iš esmės gyvenime daug kas susistato į savo vietas ir kiekvienas atlieka kažkokią tai vieną ir kitą funkciją tam tikrų etapo arba tam tikrų laikų arba tam tikrų metų. Tai toliau apie mamos rolę norisi kalbėti taip, kad kada vyras yra silpnas, kada vyras yra nepajėgus, kada vyras serga, pavyzdžiui, ne? Natūralu, kad moteris pereina mamos rolę. Tai gali būti arba mama atvažiuoja pas sūnų, arba pati moteris, jeigu savyje yra priėmusi tą rolę, ji tame laike pabūna savo vyrui mama. Vadinasi, nešama į lovą maistas, rūpinamasi šituo vyru kaip savo vaiku, moteris savo meilę, savo rūpinimuose išgydo vyrą. Nes moters energija yra labai galinga energija. Ir kai moteris pradeda suprasti tos energijos galingumą ir vertę, tada ji pradeda ir save vertinti, nešvaisto savęs į kairę į dešinę, kaip sakant, vertina savo laiką, vertina savo energiją, nes jinai pradeda suvokti, kokia ta energija yra galinga. Tas pats minčių valdymas, tas pats gebėjimas kurti, statyti ir panašiai, nes ta energija yra duodama tam, kad moteris gebėtų su ją kažką tai kurti. Kuria kažką tai. Tai tos trys pagrindinės rolės ir yra apie tai, kad mes atitinkamuose vietose, vadinasi, tiek moteris, tiek vyras, mes tose rolėse juose laviruojame atitinkamu metu ir atitinkamai vietoj. Kai kada mes pabūnam tėvais, kai kada mes pabūname moterimis, kai kada mes pabūname vaikais ir kada tarpusavėje yra šios rolės savyje priimtos, tada nevyksta pasipriešinimas tai roliai. Vadinasi, žmogus pradeda sau leisti būti tam tikrose rolėse. Tai pabūti ir maža mergaitė atitinkamai vietoj, tai pabūti ir, tarkime, mama, tai pabūti ir suaugusią moterimi. Tai vyksta tos pagrindinės viduje savitos tos rolės. Tas pats ir vyras, lygiai ta pati tendencija, vidinis berniukas, tada vidinis vyras, vidinis tėvas. Ir tai momentas irgi tame santykyje kaip aš sakau, susidarkyti. Tarkime, ne? Jeigu ten su tėčiu nėra geras ryšys arba santykis, tai atstatyti savo tėviškąją pusę, vyrui iš esmės reikia atstatyti santykį su savo tėvu. Vadinasi, sūnui atstatyti santykį su savo tėvu. Tas pats ir moteriai, mažai mergaitai, atstatyti ryšį su savo mama, tada jinai geba turėti tris pagrindinės rolės, tiek dukra, tiek ta maža mergaitė, moteris ir mama. Tos trys rolės jos atitinkamai santykiuose laviruoja. Tada žmonės daugiau išeina iš dualinių santykių. Kas yra dualiniai santykiai? Tai reiškia mama ir sūnus
arba tėvas ir dukra. Tai yra dualiniai santykiai. Ir tada tie dualumai jie vartosi. Tarkime, jeigu vienoje pusėje vieną kartą pabuvo tėtis ir dukra, tai apsivertus bus mama ir sūnus. Tai čia yra dualumai tie vadinamieji. Tai žmonės mokosi tų kitų rolių, vadinasi, vyro ir moters rolių. Kas tai yra ir tada, žodžiu, jau gaunasi pagrindinės 3 rolės po 3 ir tada jau santykiai juda visiškai kitaip. Tai va, tai šiek tiek abstrakčiau apie tai. Ir dabar vėlgi aš daugiau apie tas moteris, žodžiu, ir kada iš esmės ėjau civilizacijos keliu arba saviugdą, tą užsiminėjau, ne, tai iš esmės galiu atkreipiau taip dėmesį, kad didžioji dauguma ir daugiau iš esmės moterų eina dvasingumu arba savirealizacija. Ir dažnu atveju moteris stengiasi arba bando išspręsti kitų žmonių ten kažkokias tai problemas. Ir tada, žodžiu, gaunasi taip, kad moteris apsiema labai daug tos atsakomybės, o kai apsiema daug atsakomybės, ji iš esmės savaime suprantama, jau patys palei tas roles galima suprasti, į kokią poziciją moteris įžengia į kokią poziciją. Ne? Ir va, tai reikėtų šioj vietoj moteriai, sakoma, mokintis ne kaip išspręsti problemas, o kaip išmokti džiaugtis gyvenimu. Džiaugtis gyvenimu tai nereiškia, kad visada džiugauti. Tai reiškia, kad būti tėkmėj. Taip daugiau gal apie tai, kada yra džiugesys, moteris džiaugiasi. Kada jinai yra liūdna, moteris liūdi. Kada jinai yra pasyvi, moteris leidžia savo būti pasyvi. Moteris nustoja stengtis kažką keisti. Tiesiog. O tai yra gyvenimas. Tai yra keista suprasti, kartais keista suvokti, kaip galima būti tėkmėj. Ypatingai tais atvejais, kai yra protiniai darbai arba dar kažkokie, tai žmogui tada ateina tam tikri kiti dalykai, kaip persijungti arba persijungti iš tam tikrų rolių, grįžus namo į kitą rolę. Tai vėlgi yra vieta, laikas ir kiekis vadinasi. Ir nereiškia, kad moteris, noriu tokį galbūt klaidingą faktą dar paneigti, kad moteris, jeigu laiminga, tai jinai visada laiminga, žodžiu, visada ten džiaugsmas, ten, žodžiu, jinai taip toliau ir panašiai. Ne visada tai būna visaip, iš esmės būna, kad moteris ir paliūdi, būna ir linksma būna, bet jinai nesistengia to keisti. Tai yra ta galutinė tokia, galima sakyti, ramybė, kada tu priimi viskas, kas kaip vyksta. Nebandai iš tos situacijos išeiti, pabėgti ar ten dar kažkas, tai tu realiai pradedi priimti tą gyvenimą toks, koks jis yra. Tai čia yra pagrindiniai tokie momentai. Taip, darai veiksmus, kažkokius atlieki kažką, tai renkiesi gyvenime ir panašiai, bet su tuo nekovoji, kas vyksta, nes visiems visko vyksta. Nėra nei vieno, kad ten būtų be jokių ten, nėra, nežinau, aš kiek esu bendravusi su žmonėmis, tai kiekvienas yra savuosiuose etapuose, vieni ten su kitais ryšiais apsimaino, tada vieniems padeda vieną kelią praeiti, nes turi, tarkime, įrankių vienoje vietoje daugiau, kitų įrankių, kiti turi kažkurioje tai vietoje daugiau, tada tie padeda tiems kažkur tai praeiti kažkokią tai kitą etapą ar ten praeiti atkarpą kažkokią tai. Ir tai yra visiškai natūralūs tam tikri procesai ir tai yra gyvenimas ir nuolatos mes tame gyvenime kažkaip tai vienaip ar kitaip sukamės, vieni su kitais susitinkame, nes iš esmės vienas kito kažką tai mokome, kažkom tai pasidaliname, ar tai teigiamam kažkokiam tai emocijom, ar kažkokiais kitais įrankiais ir panašiai. Ir taip žmogus judame, visi mes taip judame kažkur tai gyvenimo keliu, galima sakyti. Tai va, tai moteris pamoka iš esmės
suvokti savo bagotumą, nes moteris bagota jinai yra tuo. Ir kada jinai yra bagota, jinai atsiveria pati priimti tą savo moteriškumą savo viduje, tada, žodžiu, vyksta labai nuostabus momentai ir nuostabus dalykai. Todėl moterims verta tiesiog, sakoma, moters energija yra neįkainojama, už jokius pinigus nenupirksi moters energijos, nes energija, kai jos yra daug, moteris tiesiog jinai yra ramybės oazėje, kai jinai save susirenka, kai jinai savęs neištaško į kairę, į dešinę, ar žmonėms, kurie, pavyzdžiui, būna ir nereikia jiems šitų, tarkim, energijos, ar dar kažko, tai išdalina savo sėkmę, išdalina, pavyzdžiui, savo laimę, tada savaime suprantama, moteriai reikia atsigauti. Todėl moteriai yra labai svarbu sutikti partnerį, vyrą, kuris suvokia šiuos mainus, ir kada santykiai vyksta ne iš imti ir duoti, o vyksta iš dalinimosi balanse. Tada ir vyras, ir moteris, jie yra sveiki, vadinasi, jie gerai jaučiasi, jie yra patenkinti, jie yra laimingi. Bet kai daugiau yra atiduodama į vieną pusę, vadinasi, arba kitas daug labai pasiema, tada savaime suprantama, moteris pradeda gesti. Tam, kad moteris neužgestų, gamta pati balansuoja, vadinasi, uždaro tėkmę. Ir kai uždaroma yra tėkmė, kartais kai kurie nervuojasi arba pyksta, kad nėra energijos, nėra tėkmės, bet ne visi kartais susimąsto, kad tą energiją, kad būtų, reikia, sakoma, tą energiją užsidirbti. O geriausia, kai susitinka vyras ir moteris ir jie susijungia, ir tada vyras, suvokdamas šiuos momentus, būtent tai moteriai, kuri dalina tą energiją, neša dovanas. Anglijoje sakoma, vyras yra tas, kuris parneša resursus namo pas tą moterį, kuris skleidžia ir duoda, dalina tą energiją. Tas pats yra ir su konsultantais. Kada yra konsultantai? Tai vadinasi, konsultantas, jeigu yra vyras, šiek tiek pasakysiu, kada yra konsultantas vyras, o vyras dažniausiai yra atsakingas už sociumą. Sociumas tai bendravimas, realizacija, viskas, kas yra už namo sienų ir durų, yra vyriškas aspektas. O moteris yra ta, kuri duoda tėkmę ir duoda energiją, į intuiciją, vadinasi, vyrui jinai duoda kažkokį tai signalą, duoda intuityvų kažkokį tai momentą, bet vyras dažniausiai kalba. Todėl, kada susijungia du konsultantai, tarkime, žmonės, kurie dirba su kitais žmonėmis, tada išeina taip, kad vyras dirba su savo moterimi, kurioje ir yra ta tėkmė. Tada vyrui nebereikia ieškoti kitų tėkmių, nes jau moteris yra atvira intuicijai, atvira energijai, ir tada vyksta tie gražūs tokie dviejų žmonių bendravimas. Ir už kiekvieno vyro, dažnu atveju, kada vyras konsultuoja, stovi moteris, būtent ta, kuri palaiko tą energiją. Dėl to dažnu atveju sakoma, vyras už tai apdovanoja moterį, ir taip vyksta, kad ir kaip ten bebūtų, balansas. Vadinasi, kiti būna net 50% savo uždarbio iš esmės atiduoda moteriai. Tada moteris įvyksta, kaip čia pasakyti, balansai. Tai yra balansai. Tai kažkiek tai šiek tiek tiek, ir ką šiandien dar norisi pašnekėti, aš šiek tiek apie tą konsultaciją,
užuomeną tokią jau, kad taip tiesiog išplaukė pasakyti. Ir kiekvienas svarbu, kad atrastų susijungimą būtent su tuo žmogumi, su kuriuo gali konsultuoti, su kuriuo eina tos konsultacijos, eina tėkmės tos. Eina, kaip sakoma, va, ta intuicija, už ką yra atsakinga būtent moteris. Ir svarbu yra tiesiog moterį neištraukti visų ten kanalų, pagriebti už tos moters ir sirpti, ne, ten tarkime tą energiją. Tai va tokių dalykų nereikėtų daryti ir tada mes aiškiai galime atsižvelgti, koks tai yra santykis, nes vaikiškoje pozicijoje dažnai esantis žmogus, jisai dažniausiai yra įmėjęs. O mes ir mokomės išeidinėti iš ėmimo, vadinasi, mes galime leisti savo imti, bet mes turime suvokti, kiek yra gana, kad, tarkime, yra kažkoks tai balansas, negali būti viskas vienus vartus, tiek santykyje lygiai yra tas pats, kada vyras ir moteris komunikuoja, tai savaime suprantamas santykis išdalinimosi vienas su kitu, yra stabilus santykis ir jisai atneša pačių gražiausių žmonėms rezultatų. Tai moteris dalinasi savo bagotais dalykais, vyras dalinasi savo bagotais dalykais ir tarp dviejų žmonių vyksta savaime suprantama būtent ta komunikacija, ne tik fiziniam lygmenyje, kaip išraiška kažko tai, ne, mes kaip išreiškime taip, bet tai yra ir energetiniam lygmenyje. Energetinis lygmuo visada pasako tiesą. Kas yra fiziniam lygmenyje, yra fiziniam lygmenyje. Kartais dovanos dovanojamos, ne visada jos yra tos dovanos, kurios galbūt tau reikalingos arba tu gali jas priimti. Ne visada mes galime rezultatą apčiuopti, bet energetinis lygmuo, būtent mūsų tas lygmuo, kuris jau užeina už mūsų fizinio lygmens, jisai visada parodo tiesą. Jeigu moteris, tarkime, silpsta, ne, o sako, susitikau ten kažkokį tai vyrą ar dar kažką ir pradėjau silpti. Vadinasi, vienas iš signalų kažkur yra nutekėjimas. Arba vyras gali būti, kad jisai dar nemoka energiją laikyti, būna tokiu atveju, ir tada jis išdalina kitiems. Moters energiją jis išvaikšto, išnešioja kažkur tai kitiems. Savaime suprantamais, vadinasi, moterišką savo moters energiją atiduoda kažkam tai kitam. Tokių dalykų neturėtų būti, tada reikia susilygiuoti, kaip ten tie momentai turėtų būti atliekami, kad, na, vis dėlto būtų šitie balansai. Tai moters fiziologija, moters būsena, moters sveikata dažniausiai parodo disbalansą. Ir ta prasme, tai yra vienas iš būdų, jau galima suvokti, kad kažkur yra kažkas tai ne taip. Ir ypatingai moteris empatiška, jautri, suprantanti šitą momentą, kaip jinai jaučiasi iki to laiko, kaip jaučiasi po to, vadinasi, ji gali daugmaž atskirti, kad įvyksta kažkur tai kažkoks tai disbalansas. Ir visada iš esmės kartoju ir sakysiu apie tai, kad nereikia niekada galvoti, kad tai yra kažkas tai blogai ir nieko čia nėra ištaisoma, arba ten moteris, jeigu ten nusilpo, ten dar kažkas nutiko, kad jau viskas dabar pasaulio pabaiga. Iš esmės pati gamta yra labai išmintinga. Kaip ir žmogaus organizmas, jis yra labai išmintingas ir labai išmanus, protingas. Ne? Pačios ląstelės mūsų yra sąmoningos ląstelės. Ten, tarkime, paimkime kažkokią tai ligą ar dar kažką, jinai yra sąmoninga liga, ląstelė turinti sąmonę, kažkokią tai informaciją, kurią jinai neša. Pats organizmas gali savo ten kažkokias žaizdas užgydyti ir panašiai. Tas pats yra gamta, jinai iš esmės balansuoja. Kada yra per didelis atidavimas, kada yra per didelis paėmimas, savaime suprantama, yra uždaroma. Ir kada yra uždaroma, tai žodžiu, ten plėšk neplėšęs iš moters, jinai nieko tau negebės duoti, nes jinai nebeturi iš ko duoti. Vadinasi, atgal grąžos nebuvo, buvo išnešiojimo, kai kuriais atvejais nutinka taip, kad ryšiai yra nutraukiami. Na, tarkime, tai yra išdirbtas momentas, vadinasi, žmogus galbūt nepasiruošęs dar tiems etapams ir dėl to yra ryšys tiesiog užveriamas, uždaromas ryšys. Ir jisai gali būti vėl tas ryšys atveriamas po kažkurio tai laiko, tais atvejais, kada žmogus galbūt kažkokią tai pamoką praėjo, kažką jisai suvokė, ne, jisai pakito, pasikeitė ir gali žmonės vėl
sujungia juos kartu, praeiti kažkokią tai kitą etapą. Tai viskas vyksta tiesiog tokiam lygmenyje. Tai kažkaip tai išplaukė man kalbėti apie tai, greičiausiai galbūt kažkam tai kirbėjo koks klausimas, tai informacija tiems. Tausokite savo moteris, su kuriomis dirbate, kuri yra jūsų intuicija, kuri yra jūsų, kaip čia pasakyti, jūsų tas srautas ir ta energija. Tai kiekvienam vyrui iš esmės rekomenduoju būtent atsigręžti į tą moterį ir atsidėkoti, dovanoti jai ir, žodžiu, būtent vyras turėtų irgi pajaučiais iš esmės, ar tai moteris, ta, su kuria jisai dirba, yra ta ir panašiai. Tai šiandien kažkiek tai tiek ir tada dėl tų kanalų uždažnėjimo arba tų informacijų užvėrimo arba intuicijos užsiverimo. Intuicijos sako nebėra, negali būti intuicijos, jeigu moteris yra nusilpusi, jinai negalės jums jokios intuicijos suteikti dėl to, kad jinai disbalansė yra ir tai yra labai svarbus momentas, kurį reikia suprasti. Tai nerekomenduoju žemę visada purenti, žemę visada atsidėkoti žemiai ir ta žemė jums taip pat atsidėkos ir, kaip sakau, žemė motina maitins. Ir tai kažkiek tai tiek, o moterims, tai ta tema tokia, šiandien kalbu ir apie konsultacijas, tai moterims tai yra vėlgi ta tokia, galbūt ant kiek suprasti, ant kiek jūs esate vertos visų įmanomų gyvenimo dovanų ir kartais kai kuriais atvejais galbūt tie santykiai, kurie yra disbalansiniai santykiai, arba juos bandyti kažkaip tai koreguoti, kažką tai keisti tose santykiuose, arba kai kada, jeigu gyvenimas išskiria du žmonės, tai yra ne veltui. Ypatingai tiems, kurie eina saviugdą, savirealizaciją, keičiasi žmonės tikrai labai greitai ir intensyviai būna keičiasi ir tiesiog kai kurie santykiai tampa neįmanomi. Žmogus gyvenantis labai dvasiniam gyvenime, savaime suprantama, labai su materialiu žmogumi bus sudėtinga bendrauti, nes yra labai dideli atotrukiai, labai skirtingi sąmoningumai, labai skirtingos vertybės ir skirtingi požiūriai į gyvenimą. Ir toks santykis dažniausiai yra nelabai įmanomas, nes jisai labai yra vienas nuo kito sąmoningumo nutolę. Jeigu tai yra kažkoks netoli lygmuo, tarkim, tai tada dar santykis vienas kitą pakelia, eina gyvenimo keliu. Bet jeigu žmogus yra labai dvasingas, tarkime, labai empatiškas, labai gyvenantis vertybėse visai kitokiose, savaime suprantama, fiziniam pasaulyje gyvenančiam žmogus, tokiu žmogumi bus neįdomu būti ir apskritai santykis jisai dažnu atveju net neužsimezga. Tai šiek tiek apie tai plaukęs šnekėti, tai pašnekėsiu apie tos lygmenis sekantį kartą, dėl to, kad tuose 4 lygmenyse yra labai daug informacijos tokios, kuri susideda į tuos 4 pagrindinius laiptelius, ir kur galime suprasti, kodėl santykiai vienoje vietoje nutrūksta, ką reikėtų daryti, kaip balansuoti ir panašiai. Tai aš šiandien jums visiems iš visos širdies šito linkiu atrasti savo patokus, vadinasi, savo srautus ir būtent dirbti su tuo žmogumi, su kuriuo daryti sąjungą, galima sakyti, su tuo žmogumi, kuris ir yra tas. Ir dar vieną pabaigai dalyką pasakysiu. Šiaip iš esmės, kada tie susijungimai įvyksta, jie susijungimai įvyksta natūraliai. Mes kartais galvojame, kad tai vyksta kažkokia tai sąjunga tik tai žemėje, bet šiaip tai iš esmės tie susijungimai jau yra kitose dimensijose, galima sakyti, energetiniam pirmiausia lygmenyje, o paskui visą tai vyksta kai realizacija fiziniam pasaulyje. Tai yra tos sąjungos, kurios, jeigu jos jau ir vyksta tos sąjungos, tai visi keliai būna atverti, atidaryti, kad tik tai ta sąjunga jinai įvyktų. Ir kažkur tai kitose planuose žmonės irgi padeda, kad ta sąjunga įvyktų. Tai kažkiek tai tiek šiandien apie tai moterims ir tai šiek tiek, aišku, gal kai kuriems skambės mistiškai, bet aš kaip visada rekomenduoju nepriboti savęs tiek fiziniu pasauliu. Iš esmės gyvenimas yra labai nuostabus ir labai yra jis įdomus, bet moterims tiesiog
labai svarbu suvokti, kokia moteris yra stipri energija ir kokia yra dovana moteriai būti moterimi. Tai šiandien tiek, tada iki susitikimų ir iki.